Sveiki visi. Ir vėl mes su jumis. Užpilinėjame šiandien rostverką. Naudojame betoną klasės C2530. Užpilimas paprastas procesas. Tiesiog laikome šlangę ir užpilinėjame. Kadangi skydus darėmės patys, todėl prieš tai su niveliru atsimušėme aukštį, iki kur turime pilti betoną, susisukome varžtus pagal linijas ir pilame. Rostverko aukštis pas mus yra 40 cm, plotis 34 cm, 85 metrai. Visą darbą atlikome per 1 valandą. Žinome, betoną suvibruojame. Daug yra skeptikų, ne visi vibruoja, kiti tiesiog užpila ir išlygina. Čia mes nusprendėme, kad vis dėlto tai nesudėtingas ir nebrangus dalykas ir orą išvaryti iš betono tikrai yra naudinga. Štai skeptikams parodome, kaip iš betono vibruojant matosi išeina oras. Nes betonas atrodo tiesiog verda, kaip burbulai eina lauk. Tai viena iš priežasčių pagrindinė, dėl ko reikia vibruoti šį betoną. Nuoma parai visų labų kainuoja 15 eurų. Ir tikrai būtina tai padaryti. Viso mums prireikė 12 kubų betono. Važiavo 2 mašinos. Ir viskas mums tai kainavo 2 mašinos betono, 12 kubų. Viena mašina atvažiavo tuščia, kuri tiesiog pumpavo betoną. Pats mašino atvažiavimas, visas betonas šios klasės kainavo 1100 eurų. Iš jų 130 eurų kainavo pats pumpavimas betono ir vienos mašinos atvažiavimas, betono atvežimas 75 eurai. Visą likusią dalį sudaro betonas. Žinoma, betono klasę galime naudoti ir žemesnę, C20-25, pilnai užtektų, tačiau mes darome pagal architekto paskaičiuotą projektą, kur naudojame betoną 25-30 klasės. Tuo pačiu pasiruošėme ir pamatėlį, kur kaminas bus mūrijamas. Ten irgi išsipylėme. Galų galiausiai betoną ilgai nelaukdami jį, kai tik išpylėme, iš karto einam nuo ten, kur pradėjome pilti ir užtriname. Tam, kad paviršius būtų idealiai lygus, naudojame polistireno trintuvę. Kadangi oras išeidamas sukėlė burbuliukus ir paviršius gavosi ir nuo akmenukų labai nelygus.
Nieko mandro ir nieko sudėtingo, tiesiog reikia neleisti jam per daug sustingti. Ties to mūsų darbas ir baigsis. Pamatai padaryti. Po kelių dienų nuimsime skydus ir ruošime sekantiem etapam. Žiūrėkite kitas mūsų video, pasiruošimas rosverkui, polių grįžimas, polių betonavimas. Arba galite tiesiog prenumeruoti mūsų kanalą ir pirmi gauti naujienas apie sekančius etapus. Sėkmės!